Ačiū už pristatymą, tai laikas tiksi galime pradėti. Tai mano pranešimas vadinasi paskutinė vasara katastrofos klausimais ir čia pirmiausiai matote tokią iliustraciją, kuri vaizduoja 1755 metus ir katastrofą, kuri ištiko Portugaliją ir Lisaboną. Tuo metu išsiveržęs ugnikalnis ir tsunamis nunešė, galima sakyti, sunaikino turtingą, vieną turtingiausių Europos miestų ir po šitos sekusios katastrofos, galima sakyti, Portugalijos galybė, kuri tuo metu buvo didžiulė, žlugo. Ilgai reikėjo portugalams atsigauti. Ką aš noriu pasakyti šitą iliustraciją, tai kad portugalai po šitos katastrofos pradėjo kelti klausimus. Ką mes blogai padarėme gyvenime, kas su mumis atsitiko, kad Dievas siuntė mums tokią bausmę. Ką mes darėme blogai, ėmė plakti save ir kaltinti. Tai kalbant apie Lietuvos 40-uosius metus ir katastrofą, tikriausiai skirtumas yra didžiulis nuo Portugalijos, nes ne Dievas siuntė nelaimę, o konkretus žmonės. Bet klausimų yra ir apie juos pakalbėkime. Tai kokiegi yra 40-ųjų klausimai ir potėmės, ar tai yra pamoka dabar, ką mes galime apie tai pasakyti, ar tai yra pamoka, ar tam tikra saviplaka, ar trauma. Tai čia porą tik pavyzdžių įvedant į problemą. Jau bene prieš 10 metų Šaulių sąjungos vadas ir rinktinių vadai, tame tarpe ir Panevėžio, apsilankė prezidentūroje ir iš jos išėjęs Šaulių sąjungos vadas pasakė, kad šauliai nebekartotų 40 metų klaidos ir priešintųsi. Labai konkreti žinutė, pasiryžimas ir žinom, kad per 10 metų Šaulių sąjunga tikrai neabejotinai sustiprėjo. Ir tuo pačiu metu, šiek tiek anksčiau, buvo atliekamas tyrimas Lietuvoje toks, galima sakyti, sociologinis, istorinis, apie istorinę sąmonę Lietuvos gyventojų. Ir vienas iš klausimų buvo, dėl ko jaučiate gėdą Lietuvos istorijoje. Ir istorikų netikėtas vienas iš atsakymų pagrindinių buvo, jaučiame gėdą dėl 40-ųjų metų. Ir čia kyla natūralus klausimas daliai istorikų, kas yra 40 metais, kad reikia nekartoti kažkokios klaidos ir kodėl Lietuvos visuomenė jaučia gėdą dėl 40 metų, nors pati realiai nėra atsakinga niekaip už tai, kas įvyko. Tai pradėkime kalbėti apie istoriografinės tam tikras tendencijos, kurios yra nulėmusios šitą mūsų mąstymą. Tai čia yra citata iš vienos naujausių sintezių skirtų Lietuvos istorijai. Ir ten vos ne paskutiniam puslapyje tarpukario Lietuvos istorijoje yra rašoma, kad akivaizdu lygiagrečiai su okupacijos elementais reiškėsi ir autentiškos socialinės politinės revoliucijos požymiai. Tačiau kaip šie procesai buvo persmelkę vienas kitą, tai jau kita istorija. Čia kalbama apie 40-uosius metus. Ir aišku, šita citata sukelia daug klausimų. Tai ar Lietuva yra tik pasyvus stebėtojas tarpukario Lietuvos istorijos epizode? Ar iš tikrųjų būtų socialinės politinės revoliucijos kažkokių elementų, reiškia viduje kažkokie kilę dalykai, kurie prisidėjo prie okupacijos? Ar vidaus politika yra susijusi tada su agresija? Tai šitie klausimai iš tikrųjų yra rimti ir, sakyčiau, gal didesnė dalimi mažai pagristi, bent jau man taip atrodo. Tai iš kur atsiranda istoriografinė problema? Pabandykime trumpai apžvelgti 40 metų. Tai visų pirma, aišku, yra sovietinis ideologinis pasakojimas, jis yra svarbus, bet neveiksnus. Galima sakyti, kad sovietų pasakojimas kleistas, jis nėra vienalypis. Mano vienas magistrantas yra bandęs sudėlioti, kaip kito sovietinis pasakojimas apie 40-uosius metus Lietuvoje nuo 40 iki 90 metų. Tai jis yra gana skirtingas, skirtingais laikotarpiais buvo bandoma skirtingas žinutes transliuoti. Bet jis iš esmės nėra veiksnus. Mes patys suprantame, didžioji dalis visuomenės puikiai supranta, kad įvyko okupacija, kas yra agresorius ir tas pasakojimas yra kažkur tai egzistuoja tik tai propagandiniuose frontuose. Bet
kas yra svarbu, kad kodėl jis yra vis dėlto veiksnus šiek tiek, kad 90-aisiais pasakojimas, kitaip tariant, buvo transformuotas, susavintas, pavadinkime taip. Reiškia, okupacija nebeneigiama, natūralu, 90-ieji metai labai aišku pasakoma, kad yra okupacija, bet tarsi sovietinio pasakojimo dalis apie vidaus politinės padėties prastėjimą nuolatinį, pradedant nuo 30 metų ir baigiant 40 metais, jis liko, tarsi netransformuotas, nepermąstytas. Ir ilgą laiką mes turėjom, tarsi niekas neneigia ir visi supranta, kad okupacija buvo ir kas čia yra agresorius, bet prie viso šito prijungiama kažkokios vidinės politikos elementai vykę Lietuvoje. Prie šito dar pridėkime tai, kad po 90-ųjų pas mus atkeliavo išeivijos tam tikri pasakojimai mūsų karo pabėgėlių, tiksliau ne pasakojimai, o vidinės kovos, kadangi iš išeiviją iškeliavo didelė dalis elito ir tuo pačiu politinio elito ir jie pratęsė tam tikrą kovą tarpusavio ideologinę ir partinę, ne istoriografinę ir ne mokslinę, o kasgi čia kaltas, kad Lietuvos nebeliko, arba kas kaltesni, kairieji, dešinieji, Smetona, jos šalininkai ar opozicija. Ir po 90 metų pradedant leisti atsiminimus įvairių išeivijos mūsų veikėjų, tiek tie, kurie, pavyzdžiui, už Smetoną yra, pavadinkim taip supaprastintai, kurie prieš, dalis visuomenės persėmė jų pozicijomis ir susitapatina. Kitas dalykas, ko vis daugėja, ir tai yra labai gerai, kad stengiamasi Lietuvoje įvertinti autoritarizmo laikotarpį, kritika atsiranda. Tačiau vis dar manau, kad daroma klaida suplakama su okupacijos priežastimis. Autoritarizmą reikia kritikuoti, nagrinėti, koks jis buvo, į ką jis panašus, kuo jis unikalus, bet man atrodo vis laik daroma sena klaida, kad jo kritika sutapatinama kažkurioje vietoje su okupacijos priežastimis. Toliau vis dar gajus, man atrodo, ir pervertintas vadovėlinis 3 ultimatumų linijos šventumas, tarsi vienas iš kito tiesiogiai susiję sekė 3 ultimatumai, kurie ir parklupdė Lietuvą, nors jeigu mes juos panagrinėtumėm atskirai, pamatytumėm, kad vienas iš kito tikrai neseka ir tai yra atskiri istoriniai epizodai. Ir paskutinis yra atsišaudimas prieš rusišką propagandą, labai stipriai veikia irgi 40-ųjų naratyvą, dėl to, kad mes vis dar išgirdę kažkam perskaitę propagandiniam portalę, kad Lietuva savo norų įstojo kabutėse į Sovietų Sąjungą, labai supanikuojam, sureaguojam ir pradam teisintis, ieškoti kažkaip atsakymų, nors bet kuriam mokslininkui ir nemokslininkui sveiko proto, čia nieko nereikia įrodinėti apskritai. Ir kodėl reikia reaguoti iš viso į kažkokias tai propagandinės paraštės. Nes jeigu mes atremsime kažkokią, tai bus sugalvota kita klišė, kurią turėsime atreminėti ir panašiai. Tai va šita visuma, man atrodo, irgi sukelia tam tikrų klausimų apie 40-uosius. Tai pabandykime keletą tų klausimų iškelti, kurie atsiranda dažniausiai iš istoriografijos. Tai vienas iš klausimų, ar 40-ieji yra autoritarizmo krizė. Čia bene labiausiai prie šitos tezės prisidėjo istorikas Liudas Truska, kuris 40-ųjų metų nelaimę kildino apskritai iš 26-ųjų metų, kad štai Smetonos atėjimas į valdžią, nuo jo pradėjo silpnėti Lietuva ir 40 metais galiausiai sužlugo. Ir tiesą sakant, pati tezė, aišku, yra įdomi, istorikas ją grindžia įvairiais argumentais, bet man atrodo ieškoti priežasčių 40 metų katastrofoje iš Antano Smetonos atėjimo į valdžią arba autoritarinio režimo susikūrimo yra pernelyg drąsu, pavadinkime taip. Tai ar 40-ieji yra autoritarizmo krizė, ar 40-ieji yra Antanas Smetonas politinio neryžtingumo rezultatas, ar opozicijos sąmokslas, kuris galim irgi skaityti, ar išpilietintos visuomenės pasekmė, klausimai iš principo yra labai geri.
bet jeigu juos mes atsiejame nuo okupacijos, jeigu mes juos nagrinėjam kaip vidaus politikos, tam tikros politinės kultūros klausimus, tai klausimai yra labai nagrinėtini ir vis daugiau reikia juos žiūrėti, tačiau būtina atsieti nuo okupacijos klausimus, nes kai mes tik juos sukergiam tarpusavyje, tikrai tada pradeda atrodyti, kad Lietuva žlugo dėl to, kad opozicija susimokė prieš Antaną Smetoną. Kažkas yra labai keista. Na ir yra, kad 40-ieji išpilietintos visuomenės pasekmė. Mano tezė yra, kad labiau pilietiška Lietuva kaip 40-aisiais metais nebuvo, nei 22 metais, nei 26, nei 7 ir taip toliau, dėl savo, ekonominės politikos, dėl savo švietimo sistemos, kultūros ir taip toliau. Ta pilietinė visuomenė, kokia ji buvo po autoritarizmo saulė, bet ji buvo labiausiai bet kada negu buvusi. Tai čia tik tai toks pasvarstymas, kad aišku, mes tos problemos, kurios čia išdėsčiau 40-ųjų metų, jos atrodo daug reikšmingesnės, nes mes jau žinome, kuo viskas baigėsi. Bet jeigu mes pažaistumėm tokį žaidimą, kabutėse, ir nusistatytumėm, kad štai įsivaizduokime, kad Lietuva žlugo 36 metais, tai matyt labai greit rastumėm visokių priežasčių 36 metais, kas jau rodė, kad čia kažkokie yra ženklai. Tai čia, man atrodo, šiek tiek mūsų žinojimas į tai, kuo viskas baigėsi, šitą situaciją šiek tiek iškreipia. Na ir, aišku, susikoncentravimas ten, kur Smetona bėgo, kur jo takelis, kur upelis, man atrodo, irgi istorijos labai įdomios, tyrinėti reikia, bet ne čia akcentas yra tikriausiai 40-ųjų metų. Kitas klausimas tai yra nuolatos keliamas, ne kiek sovietai sutelkė jėgų, ne nuo kada jie nusprendė okupuoti Lietuvą, kiek šimtų tūkstančių čia kariuomenės stovėjo, kaip jie rengė provokacijas. O tai kur tas neiššautas šūvis, labiausiai rūpi ir tarsi jau kaltę mes perkeliam savo, kad yra neiššautas šūvis. Tai keliami klausimai, kodėl nebuvo iššautas tas simbolinis šūvis. Kur rasti moralinį neiššauto šūvio atpildą. Iškart minimas sukilimas ir partizanų karas, nors mano nuomonė tiek vienas, tiek kitas reiškinys turėjo labai aiškias priežastis, labai konkrečias priežastis. O ne bandymą ieškoti kažkokio tai atpildo neiššauto šūvio. Skaičiuojama kariuomenės pajėgumai, ar tai yra moderni kariuomenė ar nemoderni, lyg tai jį būtų išsprendusi tam tikras problemas. Plano R paieškos, čia ir rašiau taip ironiškai, yra istorikai Klaipėdos universiteto įrodė, kad planas R, kaip priešintis Sovietų sąjungai, jis egzistavo. Ir minimas keliuose atsiminimuose. Toliau dairimasis į Suomiją irgi sukelia, man atrodo, tam tikrų problemų. Klausimas, o tai kodėl nei į Daniją, nei į Lenkiją, nei į Belgiją mes žiūrime, kodėl į Suomiją, kur situacija jos pasipriešinimo yra visiškai skirtinga negu Lietuvos situacija 40 metais. Suomiai 20 metų turėjo sieną su Sovietų sąjunga ir žinojo, kas ją užpuls, kad ją užpuls ne Švedija. Suomija neturėjo karinių įgulų, Suomija turėjo sieną su Švedija ir Suomija turėjo vis dar už savęs egzistuojantį vakarų ir tuo pačiu, aišku, ir Vokietijos, neatmeskim pasaulį. Ji nebuvo viena tuo metu. Tai lyginti 40 metų situaciją Lietuvos yra šiek tiek klaidinga, kaip ir kiti pasakymai, kad štai autoritarizmas privedė prie to, kad Lietuva nesipriešina. Čia aišku tokie labai paviršutiniški atsakymai, bet girdėjau istorikų pasakymus, o tai kodėl mes nežiūrime į Lenkiją, kuri yra labiau autoritarinė negu Lietuva ir jis sėkmingiau priešinasi negu demokratinė Prancūzija. Tai irgi galima tokius klausimus kelti. Toliau 40-ieji kaip apskritai katastrofizmas toks neišvengiamas tarsi mūsų gyvenime, tada galim kelti klausimą, tai nuo kadagi Lietuvos likimo klausimas jau buvo nulemtas ir nebeišvengiamas, gal nepriklausomybė apskritai anomalijai yra, eitumėm į gilį ir paaiškėtų, kad 18 metų vasario 16 yra anomalija ir jau buvo nulemta, kad Lietuva
Lietuva žlugs, tarsi ignoruojant bet kokius veiksmus, kuriuos Lietuva įvykdė ir sėkmingus ir nesėkmingus per 22 metus. Ko vertos Lietuvos Respublikos pastangos išvengti tos katastrofos, ir tų pastangų yra, mes neturime jų nuvertinti, galime kritikuoti, ar yra teisingi sprendimai ar ne, nuo neutraliteto paskelbimo, nuo nesidėjimo su nacijai žygiuojant į Vilnių, nuo Lozoraičio statuso sureikšminimo, bandymo laikytis diplomatinių klasikinių taisyklių, kas aišku jau tame pasaulyje beveik nebeveikia. Bet ar tai mes galime jas kritikuoti, bet ar reikėtų jas nuvertinti kaip nieko nevertas, kad šalis sėdėjo sudėjusi rankas. Tai ar Lietuva tik geopolitinių įvykių žaislas? Tai, man atrodo, ir šių dienų įvykiai ir tuo metu vis dėlto rodo, kad ne, tai nėra joks žaislas ir pozicija šitą lemia. Toliau, kalbėdami apie šitą 40-ųjų metų katastrofos klausimą, labai mėgstame draskyti žaizdas ir, pavyzdžiui, panagrinėti paskutinį posėdį, rekonstrukciją, kaip bandydami atrasti čia kažkokį atsakymą. Pamėginkime dar kartą iki detalių rekonstruoti po paskutinio posėdžio eigą. Kas atvažiavo, kelintą valandą, kokios būsenos buvo, miegojęs ar nemiegojęs, kas kur sėdėjo prie stalo, kokia pozicija buvo. Ir tarsi šitie atsakymai, jeigu mes išsiaiškintumėm, kaip kas sėdėjo ir kaip buvo išsimiegojęs, tarsi tai ir atsakytų mums, kas vyko 40-aisiais metais. Gal paaiškėtų, kad kas pardavė arba kas kaltas šitoj situacijai. Tai man atrodo, šiaip istorinis siužetas labai įdomus, kas vyko, kaip buvo argumentuojama, kas kaip kalbėjo, kas kokią poziciją laikė, bet tai nėra kažkokio tai likimo klausimas, likimo svarbos klausimas. Man atrodo, paaiškėtų tiesiog, kad vyko nepaprastai sunkus posėdis, kokių būna politikų gyvenime ne vienas. Tiesiog sunkus posėdis, kur buvo sprendžiamos konkrečios problemos. Tai čia iškėliau tam tikras, gal sušaržavau kai kurias problemas, apie ką mes diskutuojam ir draskome tas žaizdas ir tuo pačiu persimetam tam tikrą kaltę savo ant pečių. O ką aš matau, kalbėdamas kabutėse su Lietuvos žmonėmis 40-aisiais metais, ką jie kalba man per istorinius šaltinius, tai štai ką jie sako. Netgi vaikštant po Panevėžio gatves 40 metais kabutėse. Kaip subalansuoti savo biudžetą, savo šeimos arba valstybės, karas vyksta aplinkui, sunku su biudžetu. Nėra kam dirbti, kur gauti darbo jėgos, kelia klausimą ūkininkai. Kas yra santuoka? Didžiausia diskusija spaudoje ir susipriešinimas to meto visuomenė. Ar civilinė, ar gali prilygti bažnytiniai, visi susipriešinę. Ką daryti su karo pabėgėliais, kurių tuo metu Lietuvoje yra tūkstančiai? Kaip susidoroti su nerimu, kurį sukėlė karas? Kaip susidoroti su augančiomis kainomis dėl karo? Ir labai lietuviškas klausimas. Kodėl pavasaris toks šaltas buvo? Štai apie ką diskutuoja Lietuvos gyventojai. Ne apie tai, kad jie nediskutuoja susitikę gatvėje, kad žinot, jau artėja 40-ųjų vasarą, tuoj mes žlugsime, tuoj mums bus blogai. Tai kaip nusikratyti to sunkio, grįžtų prie tos Portugalijos vaizdinio, aišku, mums yra žymiai lengviau, kaip pasakiau, ne Dievas siuntė mums tą katastrofą, kaip portugalai sakė savo laikais, o konkretus žmonės, konkrečios santvarkos, konkretus diktatoriai. Tai ką aš matau ir kaip išeiti iš šito užburto rato, matyti nežlungančią, augančią visuomenę. Vakar dar skaičiau į stalčių rašytus Domo Cesevičiaus atsiminimus, tai 68 metais rašo, galim kritikuoti, kad Lietuvos visuomenė vis dėlto yra neįtin turtinga tarpukario kontekste, bet yra nuolatos augančioj situacijai. Ir 40 metais jį vis dar augo, nebuvo kažkokia tai kriziniai situacija, kur kažkas tai vis krenta į apačią. Kaip atsikratyti iš ankstinio, ne kaip, o reikia atsikratyti iš ankstinio žinojimo, kuo viskas baigėsi, padeda situaciją apmastyti. Toliau, nagrinėjant 40-ųjų įvykius, vis dėlto reikia daugiau nukreipti įvykius į išorę, iš ten, kur jie yra atėję, į Berlyną ir Maskvą, dar kažkur kitur.
Toliau, man atrodo, didžiulė klaida, kad vidaus gyvenimo realijas mes pernelyg susijęme su okupacija. Man atrodo, kad tai yra klaida. Ir bendražmogiškas toks principas, kad atsiminti, kad auka nėra kalta dėl užpuolimo, dėl to, kad aukai atėmė piniginę, dar kažką padarė. Auka nėra, bet mes vis dar kalta, bet mes vis dar esam kažkaip linkę šiek tiek į tą įsijausti ir daugiau kalbėti apskritai ne apie 40 metais, ką kalbėjo per paskutinį posėdį, ne kiek kariuomenė turėjo šovinių, o kalbėti apskritai apie aukas, kurios per 50 metų, kokias mes turime. Užmirštame aukas, kurios nukentėjo. Ir aišku apie kaltininkus, nuolatos įvardinti, kas tie kaltininkai yra. Ir aišku, pamokos čia irgi turi būti. Labai daug pamokų ateina iš šito laikotarpio, negalima sakyti, kad jų nėra. Tai čia geriausias matyti yra pamokymas skaityti Snyderį ir jo patarimus, kaip išvengti tironijos, mažą raudoną knygutę, kad ir kaip keistai skambėtų. Na ir pabaigoje, tai ką daryti su kraujo lašu tuo, kuris mus persekė, Jonas Aistis parašė eilėraštį 48 metais, kad vienas kraujo lašas būtų tave nuplovęs ir visi susigraudino ir persimė šituo eilėraščiu, labai gražiu, aišku, irgi pamokantis tam tikrą prasme. Nežinau, ar kas nors būtų ten nuplovęs ir to kraujo lašas ne vienas nuredėjo tą pačią birželio 15 dieną. Bet čia reikia atsakyti, kad šitoje vietoje reikia tyrimų, reikia konkrečių tyrimų. Jeigu pasigilini į Aisčio istoriją vėlesnę, kai išeivijoje kitų poetų jis buvo apibūdinamas kaip įsijautęs į kažkokią pranašo funkciją, susireikšminės, nuolatos kalbantis kaip kažkoks tai, kaip sakiau, kaip pranašas, skirstantis, kas kur čia turėtų prisijimti kokią atsakomybę už ką. Supranti, kad tai yra vieno žmogaus situacija ir kūrėjų ginčas apie jų svarbą kažkokią tai, arba svarbos praradimą. Ir kartais konkretus tyrimai, situacijos pasigilinimas, net į smulkiausius dalykus duoda atsakymus. Tai štai tokie mano klausimai apie 40-uosius, atviri didžiąją dalimi, bet mano tikslas ir buvo galbūt daugiau sukelti kažkokių tai pamąstymų. Tai matau, kad tilpau į laiką, visą laiką spaudžiu studentus, kad turite tilpti į laiką, nes yra blogiausias dalykas į jį netilpti. Tai tuo ir baigiu. Ačiū labai.